Kaip kovoti su juodosiomis dėmėmis ant rožių? Vasaros metu tokios populiarios gėlės kaip rožės dažnai serga juodąja dėmėtlige, tačiau vienas augalas gali jas išgelbėti. Patyrę sodininkai papasakojo, ką verta pasodinti šalia sodo karalienių, kad apsaugotumėte jas nuo šios ligos ir pagerintumėte jų žydėjimą. Buvis LT dalyjasi naudingais patarimais sodininkams. Kas yra juodoji dėmėtligė ant rožių? Juodąją dėmėtligę ant rožių sukelia grybelis, dėl kurio ant lapų atsiranda tamsios dėmės. Dėl to lapai pagelsta ir pradeda kristi, o pati rožė tampa silpna ir netokia dekoratyvi. Vasarą, ypač Liepos mėnesį, kai rožės aktyviai žydi, jos tampa pažeidžianos šiai ligai. Todėl svarbu žinoti, kaip galima apsaugoti šias gėles nuo ligos taip, kad joms nepakenktumėte. Kaip išgelbėti rožės nuo juodosios dėmėtligės? Yra keletas būdų kovoti su juodąja dėmėtlige ant rožių, tačiau vienas iš jų tikrai veikia ir nekenkia gėlėms. Kalbama apie kvapiojo šalavijo sodinimą šalia šių gėlių, nes jis turi natūralių apsauginių savybių, kurios neleidžia grybelinėms infekcijoms plisti. Šis augalas ne tik stiprina rožių imuninę sistemą, bet ir saugo jas nuo kenkėjų. Be to, šis augalas harmoningai įsilieja į sodo kraštovaizdį ir negadina gėlyno estetikos, o tai yra būtent tai, ko jums reikia, jei norite savo sodos kliupe turėti žydinti kampelį. Tačiau atminkite, kad nors šalavijas laikomas ištvermingu augalu, jį reikia apsaugoti nuo šalčio. Jei gyvenate vietovėje, kur žiemos yra atšarios, jį geriau uždengti arba persodinti į šiltesnes sąlygas, kad kvapusis šalavijas nežūtų ir apsaugotų jūsų rožes. Parašyk komentaruose, kaip tu kovoji su šia rožių liga.